Sveiki malonūs klausytojai. Čia Mažoji studija, laida Kultūra ir religija. Prie mikrofono Arūnas Peškaitis. Dar prieš prasidedant popiežiaus Benedikto XVI skelbtiems tikėjimo metams, čia Lietuvoje kryžiavome ietis dėl Romeo Castellucci spektaklio apie Dievo Sūnaus veido koncepciją. Ko pasimokėme? Ar deramai priėmėme mums siųstą iššūkį? Kaip sutikome ir kaip išgyvename tikėjimo metus? Apie tai Mažojoje studijoje kalbuosi šiandien su Vilniaus Švento Kristoforo gimnazijos etikos mokytoju Vytautu Toleikiu ir Vilniaus universiteto docente, humanitarinių mokslų daktare Irena Egle Laumenskaite. Tai prasidėjo tikėjimo metai ir turbūt tikrai reikia ir svarbu tikėtis pačių įvairiausių iššūkių. Pradėsiu nuo klausimo, kuris, lyg ir užsimiršo, tačiau buvo labai aktualus dar visai neseniai. Dar prieš prasidedant tikėjimo metus, režisieriaus Castellucci spektaklis apie Dievo Sūnaus veido koncepciją sujudino ir visuomenę, ir bažnyčią. Aš norėčiau jūsų klausti, kokiu iššūkiu jis pasitardavo mums. Mano galva, kad iššūkis buvo pakankamai nemažas. Mūsų visuomenė šio iššūkio, ar pavadinkime testo, iš esmės neišlaikė, nes matyt buvo iš abiejų pusių, kurios dirbtinai buvo susipriešinusios, mano galva gerokai dirbtinai, buvo šiek tiek puikybės. Ir ta puikybė tokia, aš ją mačiau, regėjau savo akimis, ją jutau, buvo, kad vieni neva marginalai, kažkokie atsilikėliai, nemodernų žmonės. Tai čia viena puikybė, kuri siuntė tokią žinią, o kita puikybė, kad štai bedieviai, vos ne masonai, dar kas nors. Ir tos puikybės mačiau abiejose veiduose. Ir tikinčiųjų, radikaliai tikinčiųjų, aš nežinau netgi kokį žodį naudoti, sunku paaiškinti, bet mačiau būtent tos puikybės. Būtent jinai mane labiausiai ir žeidė. Tas toks įsijautimas į teisėjo rolę, į tą norą smerkti ir į tokį visišką nesigilinimą. Ir per šitą testą mes pamatėme, kad mūsų visuomenė net ir nenori gilintis, nenori skaityti, nenori aiškintis, kas, kaip ir kodėl. Aš tą spektaklį mačiau, buvau jo, nesakyčiau, kad sukrėstas, sužavėtas, bet tikrai tai yra puikus spektaklis, labai krikščioniškas, labai daug iškeliantis klausimų krikščionim. Ir jokio satanizmo man ten niekaip nepavyko įžvelgti. Tai, žodžiu, tas toks skubotumas, skubėjimas, nesigilinant, smerkti, gerokai mane suglumino mūsų visuomenė. Tai mes tarsi grįžome į 91 metus. Aš mačiau tokio keisto davatkiškumo, kuris šiaip su tikėjimu, tokiu grinu tikėjimu, giliu tikėjimu, besiaukojančiu tikėjimu, nekažin ką turi bendro. Iš kitos pusės aš gerbiu tos žmonės, kurie stovėjo su plakatais, kurie manė, kad jie yra su Kristumi, kad jie gina Kristų, kad gina krikščionišką orumą. Aš puikiai tos žmonės suprantu ir nesinori man nei vienos pusės ir smerkti, be jokios abejonės. Tai tokia yra situacija ir bet kuris klausimas dabar Lietuvoje nebūtinai krikščioniškas. Seimo nariai masiškai balsuoja už įstatymus, jų net neskaitė. Čia yra tokia tiesiog visuomenės liga, 21 amžiaus liga. Norime viską greitai, straipsnių niekada neskaitome, skaitome tik jų pavadinimus ir tada iškart rašome komentarus. Čia iš vis labai charakteringas bruožas pasidarė. Tai manyčiau, kad yra tokia situacija. Aš jos nenorėčiau labai dramatizuoti. Man atrodo, kad šitą situaciją išprovokavo du dalykai. Pirmas yra tai, kad iš tikro mes jaučiame tą nukrikščionėjimo
situaciją Lietuvoje su tokiais menkais, bet, tokiais provincialiais proveržiais, pica už 6,66, maždaug kokios tavo kelnės, Jėzau. Tai yra, jau kilo įtampa, kad prasideda manipuliacija krikščioniškais simboliais. Ir tie, kas be ko tą manipuliaciją prieš pat pasirodė, čia buvo gan taip, kaip sakyti, tanku įvykių prasme. Tai čia viena sąlyga. Kitas dalykas, labai geras buvo testas šitas mums, aš turiu galvoje būtent krikščionims, kad mes nematom, kur yra provokacija. Provokacija metė kas? Žiniasklaida. Tai net nebuvo pradžiai tos puikybės, sakykime, meno žmonių. Jis atsirado po to taip, vienpusiškai ginant savo teisumą, reiškia menininkų teisumą. Bet provokacija metė žiniasklaida su labai tokiais, sakyčiau, iškreiptais pavadinimais. Tokiais kaip Prancūzijoje krikščionofobija kaltinami menininkai atvyksta į Lietuvą. Skandalingame spektaklyje tvyro išmatų kvapas. Žodžiu, iš karto buvo mestas jaukas reakcijai, kurios turbūt tikėta dvigubos. Eilinį kartą parodyti tamsuolius krikščionis, ypatingai katalikus. O kita reakcija, aš manyčiau, kad tai yra padaryti reklamą šitam spektakliui, o gal ir visam festivaliui. Žodžiu, yra labai sunku įvertinti žiniasklaidos mentalitetą, išskyrus tai, kad jinai visada kažką pobjaurio mes, kaip skandalingo tam, kad ją skaitytų. Ir tas dalykas, kad mes pasigavome žiniasklaidos reklamos, tai rodo mūsų šiaip neįžvalgumą, nemokėjimą šiais laikais adekvačiai reaguoti žiniasklaidą. Kokio nors Skandinavijoje moksleiviai mokomi, kaip skaityti žiniasklaidą. Kad žiniasklaida yra manipuliatorė su savo tikslais, pasaulį žino. Ir jeigu mes šito neįvertinam, tai mes tampame manipuliacijos aukos. O tikslai gali būti žiniasklaidos labai įvairūs. Labai ačiū už jūsų abiejų mintis, tai truputį praturtino požiūrį į situaciją. Pats taip pat mačiau spektaklį ir man spektaklis paliko gilų įspūdį, iš tiesų gilų. Aš pasakiau, kad jis vienas krikščioniškiausių mano matytų spektaklių, ne prasme ta, kad ten kažkokie lozungai išsakomi ar netgi idėjos, bet pati pasaulėjauta žmogaus, kuris susvetimėja savo ir Dievui. Kita vertus, aš tikrai puikiai suprantu, ką sako ir Vilniaus vyskupai. Pirmas dalykas - žiniasklaida, kaip Eglė jūs pasakėt, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas - pati reklama, kur buvo parašyta spektaklis Šventvagystė. Tarsi pacituotas režisierius Kasteluči, kai tuo tarpu tekstą, kai aš perskaičiau, sakinys skambėjo taip. Jeigu šis spektaklis šventvagystė, tai tada kryžius Romos katalikų bažnyčioje šventvagystė yra taip pat. Vadinasi, išimti du žodžius iš teksto ir įdėti reklamai, yra mažų mažiausia nesąžininga. Ir aišku, galima pasakyti, o taip, tie žodžiai tekste iš tikrųjų buvo. Dabar Vilniaus vyskupų kreipimasis, mano supratimu, jisai iš tikrųjų siūlė dialogą. Nežinau, kodėl mes visi pamatėm kitą motyvą. Jis kalbėjo apie tai, ką Eglė sakė, kad negalima naudoti reklaminiams įvaizdžiams Kristaus veido religinių simbolių, nes tai iš tikrųjų kelia neapykantą, tačiau baigiamas šis kreipimasis tokiais žodžiais: raginame gerbiamus brolius kunigus apie tai kalbėti, sielovados susitikimų metu paskleisti gerus pavyzdžius ir iniciatyvas liudijančius, kad aktyviai prisidedame prie tarpusavio supratimo ir pagarbos visuomenės kūrimo. Į mus pasiekiančius prašymus, kad ganytojai protestuotų, atsakomai. Viešumoje turi skambėti ne tik vyskupų, bet ir katalikų bendruomenės, katalikiškos žiniasklaidos balsas. Primindami, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, laiminame visas doras, taikias, orias pastangas, kuriomis bus ginama pagarba žmogui ir tam, ką tikime. Ir mano supratimu šitas kreipimasis buvo perskaitytas pakankamai vienpusiškai. Jis galėjo būti perskaitytas visai kitaip ir atverti kelią dialogui. O tuo pačiu noriu paklausti, tada jūs jau šiek tiek kalbėjot, bet vis tik kokia tada bažnyčios ir visuomenės situacija, jeigu to dialogo neįvyko? Manyčiau, kad norint tokį dialogą vystyti, sakykime, bažnyčios žmonių ir aktyvesnių, tų, kurie dalyvauja ir žiniasklaidai katalikiškoje, tai trūksta tokio aktyvesnio dalyvavimo kultūroje.
Man pasirodė, kad tie jauni ateitininkai, ašgi pats esu ateitininkas, tegul jie mane išmeta už tos žodžius iš savo tarpo, bet man pasirodė, kad jiems tiesiog trūksta šiek tiek žinių apie teatro meną, apie, sakykime, kai kurios tekstus ar Dostojevskio, ar Grehemo Grino, ar Faulknerio, ar Pontopidano, iškilaus danų rašytojo. Yra tekstai, kultūriniai ženklai, kurie nebūtinai tiesiogiai tiesmukai kalba apie tikėjimą, bet jie mums žymiai kartais daugiau pasako negu koks paprastutis katechizmas arba katechetinio pobūdžio knygelė. Jie žymiai daugiau mus provokuoja, jie leidžia mums mąstyti apie save, apie savo buvimą šitoje žemėje ir panašiai. Tai mano galva, kad čia nereikėtų dramatizuoti tos situacijos, nes žmonės, aš manau, yra tokie, kokie yra ir jie visada bus, mes visada būsime klystantis ir niekada negalime būti tobuli katalikai ir tą mes visame matome ir pačiose švenčiausiose vietose visada būna ir veidmainystės ir pigiausias, primityviausias komercijos, visą tai mes matome kiekvieną dieną ir nesinorėtų, kad krikščionis užsiciklintų tik tais dėl to spektaklio. Čia kaip tik yra geras būdas atkreipti dėmesį, krikščioniškai matyti pasaulį, jį skaityti, matyti tuos ženklus, kur yra manipulacija, kur yra tyčiojamasi, kur yra žeminama, nes kai to yra tiek daug, mes nebematome. Tai čia šiuo atveju ta provokacija bent tiek pasitarnavo tokiam visgi jautrumui. Tie nelemti džinsai, šitą reklamą aš tikrai buvau pasibjaurėjęs. Aš tikrai pilna to žodžio buvau pasibjaurėjęs. Ir kaip tu gali suprasti, jeigu koalicijoje Vilniaus miesto savivaldybė, kuri duoda leidimus tokiai reklamai, koalicijoje yra didieji Lenkai, katalikai ir Lenkų rinkiminė sąjunga, kuri žegnojasi kas trečiam žingsnėje. Tai reiškia, tai jų kokia yra savimonė. Kai pradėjo kalbėti apie spektaklį, reklamos mislingai dingo, jų nebeliko. Tai vėlgi yra įdomus ženklai. Arba Krikščionių partija. Tas pavadinimas mane asmeniškai žeisdavo. Aš dar kartą grįšiu prie to, kad aš manau, kad čia buvo šia prasme neadekvati reakcija, kad prieš tai susikaupė medžiaga, į kurią reikia iš tikro reaguoti. Tai yra mūsų gyvenime pasirodantis, antikrikščioniški arba ženklai, į kuriuos reikia reaguoti teisiškai. Pavyzdžiui, jau po to buvo susirašinėjimas, kad tikrai kreipėsi į institucijas tam tikras dėl šitos reklamos. Jėzau, kokios tavo kelnės. Ir taip, ir čia pasakė, kad čia yra pažeidimai, bus matyti, kaip čia bus, ar bus nubausta, ar čia bus tik tai įspėta, ar čia bus bauda. Reiškia, mes šiuo atveju jau norėjome pradėti reaguoti, nes medžiaga kaupėsi, į tai mes turime reaguoti į gyvenimo išbandymus. Ir gyvenimo išbandymai buvo viešoje erdvėje, mums gan įžūliai manipuliuoja krikščioniškais simboliais. Bet tas spektaklis tiesiog pasitaikė. Ir čia buvo paskutinio lašo efektas spektaklis. Ir tas, kad mes neskiriame, kur yra spektaklis, kur yra teatras, su visa savo egzistencinių klausimų, iššūkiais, problematika, sakome, žmogaus nuopolio situacijoje, ir kur yra mūsų gyvenimo erdvė, kurią mes turime ginti, kad čia nebūtų krikščioniški simboliai, tiesiog iš jų tyčiojamasi. Iškia šitie dalykai buvo supainioti, aš manyčiau vienas dalykas. Kitas dalykas, dėl dialogo Karūnai klausėt. Sakėt, pirmas dalykas, mes negalim leistis į dialogą iš tokių situacijų, jeigu dialogo iki tol nebuvo. Dialogas tai nėra, žinote, pabūklų atstatymas prieš tai nekariaujant. Dialogas tai yra gebėjimas iš viso kitą klausytis, išgirsti kito poziciją, suprasti, iš kokios pozicijos jis kalba, iš kokios aš, pasiūlyti savo perspektyvą, kaip aš matau. Gal tada ir anas susipras, tiesiog mes gal tiesiog kalbamės iš skirtingų lygmenų. Tai reiškia, jeigu šita patirtis, tos patirties visuomeniai nėra, arba jos yra labai nedaug, ir aš sakyčiau, kad šitą patirtį stiprina Bernardinai LT. Tai kas man patiko šitoje situacijoje, nežiūrint to, kad su manim ne visi sutinka, kad Bernardinai LT labai sąžiningai spausdino abi pusės. Visiškai sąžiningai. Visus, kurie sako už ir visus, kurie sako prieš. Ir mano galva, kad šitas pasirodymas, kaip bažnyčios mąstysenos arba krikščioniškos pozicijos dienraštyje, šitų dviejų visiškai priešingų nuostatų buvo mums labai gera pamoka pradėti mąstyti.
Jeigu kas nors, reiškia, kaltina, kad ten Bernardinai maždaug kaip jie čia galėjo tokius dalykus, reiškia, jie ten krikščioniškų simbolių, tai aš sakau, kad kas labai svarbu, jie labai sąžiningai visiškai abi pusės dėstė. Taip sakant, niekas nebuvo, selekcijos nebuvo. Ir vat tas žmonių skaitimas ir dialogai tarpusavį, aš atkreipiu dėmesį, iš tikrųjų nemažai žmonių buvo, galima sakyti, priversti pamastyti, ieškoti sprendimų, kai kas, reiškia, bombardavo iš vienos pusės barikadų, bet tai buvo mano galva pirmas žingsnis krikščioniškoje erdvėje pradėti svarstyti skirtingas pozicijas. Netgi krikščioniškai. Krikščioniško erdvėje skirtingas, Būtent. nes skirtingos pozicijos buvo ir tarp krikščionių išsakytos. Kitaip tariant, mums kaip krikščionėms reikia suprasti, kad gyvenimas tikėjimo, jis yra gyvenimo iššūkių kontekste. Tai nėra ideologiniai dalykai. Su ideologija būtų viskas aišku, viena ideologija ir viskas. Ir vat šitas, mano galva, atvėrė tiesiog mūsų galbūt krikščionybės ir savo tikėjimo sampratos siaurumą. Aš nesakau, kad krikščionybė yra bet kas, bet aš sakau, kad krikščionybė, tikėjimo tiesos iš tikro yra gyvenimų tikrinamos liudijimos ir gyvenimo tikrovė yra tikrinama tikėjimo tiesomis. Iškia, va šito ryšio pasirodo mes neturim. Mes turim arba idėjinį mokymą ir neįsisamonintą praktiką, visiškai, jūs sakyt, neįprasmintą praktiką, arba mes turime kažkokius, sakyčiau, svaičiamus, pusiau neėdžiškus apie potyrius Dievo. Žinot, klausydamasis jūsų abiejų, man kilo du visiškai skirtingi klausimai ir nežinau net nuo kurio pradėti. Bet vienas klausimas turbūt toks, aš pasakysiu, Vytai, kažkada kalbėjote apie tokį dalyką, kad dabar po šitų įvykių neturėtume likti susiskaldę pagal požymį patinka Kastelučis, nepatinka, nes tai yra pakankamai turbūt primityvu. Aš labai kvieščiau visus girdinčius šią akimirką mane, kvieščiau prisiminti tuos, kuriems jūs prieštaravote. Ir aš tikrai pažįstu labai daug žmonių, kurie tikrai jau susipriešino. Jau susipriešino seni draugai, atsidūrė staiga visai skirtingose pozicijose. Tai mano galva, kad šėtonas to ir trokšta. Čia tiesiog jau užsakymas būtų, kad mes pasidalintume į baltus juodus, pradėtume vienas kitą demonizuoti, sakyti, čia tikrai netikri katalikai arba atvirkščiai. Tai mano galva, kad svarbiausia, ką mes turime padaryti, kad mes turime toliau puikiai bendrauti, vienas kitų džiaugtis. O ne džiaugtis, kad jie susimovė, o mes nesusimovė, arba atvirkščiai. Nes tie, kurie buvo spektaklio šalininkai, irgi galvojo, kad jie nesusimovė, o tie susimovė. Tai čia yra tokia absurdiška situacija ir aš pažįstu tos žmonės ir žinau, kad jie yra vieni kitais net nusivylę. Ajajai, kaip čia neišlaikė mano testo, kaip tas neišlaikė testo, o iš tikrųjų reikėtų visą tai mesti į tiesiog kaip praėjusią dieną ir žiūrėti į priekį ir šypsotis ir nepasiduoti būtent nepasiduoti tam kvailam susipriešinimui. Argi mūsų tauta ir taip nėra jau supriešinta? Argi čia ne priešų darbas beje? Yra dar toks kitas klausimas, kuris mane irgi Teglės kalbėjime ypač pažadino manyje tą klausimą. Mes, ko gero, iš tikrovės analizuoti nelabai sugebam ir už tai kai kurie gana atsitiktiniai dalykai arba mūsų atsitiktinės nuostatos, pastebėjimai tampa mums susipriešinimo šaltiniu. Štai pavyzdžiui, mane iš tikrųjų sukrėtė, kai aš internete mačiau Rusijos tos grupės Puseriot pasirodymą šventykloje. Tai buvo kažkas baisaus iš tiesų, tai buvo išniekinimas cerkvės mano galva ir kažkodėl mūsų aplinkoje apie šitą labai mažai kalbama. Ten kalbama apie tai, kad čia buvo demonstracija prieš Putiną, kad, gali demonstracija prieš bet ką būt, bet yra vieta ir laikas, ir forma. Ir tai, kas ten vyko, mano supratimu, mes, kai kada galbūt mes, aš sakau, dalis mūsų nesąžiningai žiūrim į dalykus. Mes žiūrim per tam tikrą pragmatinę prizmę ar kažkokią tai konjunktūrinę net prizmę, kaip jūs galvojat? Visiškai pritariu Arūnui. Mano galva, kad krikščionis iš vis yra paskutiniu metu pasidarė yra visiškai abejingi kitiem krikščionim, kurie yra gan priešiškoje aplinkoje gyvenantis. Aš tą matau ir Izraelyje, aš matau kituose kraštuose, kur dominuoja musulmonai. Jūs net neįsivaizduojate, kaip yra krikščionių teisės pažeidinėjimas, kaip jie yra išstumiami tiesiog iš miestų, išstumiami. Ir
krikščionis kažkaip visiškai tai ramiai žiūri, tarsi ir turėtų tai būti, jie nejaučia atsakomybės už tos kraštus, kur yra ypatingai brangus mums krikščionims ženklai, nejaučia atsakomybės už tas erdves ir tai mane gerokai glumina. Tai gerai, aš dar galiu Bernardinuose paskaityti, kaip sekasi Irake krikščionim, kaip kitose šalyse, bet kitur jūs nieko nerasite. Visur ten randame tik tais vakarų Europos žiniasklaidos perkeliamus stereotipinius straipsnius ir nieko daugiau. Tai mano galva, kad tas abejingumas yra vis tik tai, sakyčiau, netgi nuodėmingas, pražūtingas. Negaliu netgi suvokti to. Apskritai, krikščionys jie turi jausti atsakomybę už vienas kitą, padėti vienas kitam, o šito solidarumo nelabai matau. Ir sakykime, jeigu mūsų vyskupai išreiškia solidarumą Rusijos stačiatikių bažnyčiai, tik reikia sveikinti tokius žingsnius. Kitas dalykas, mano galva, ko aš pats asmeniškai pasigendu ir kas pasitarnautų tokiam stipresniam tikinčių žmonių bendradarbiavimu, aš norėčiau, kad netgi ir imamai, ir rabinai, ir mūsų vyskupai dažniau susitiktų ir pasikalbėtų apie gyvenimą ir komentuotų įvykius. Aišku, mūsų žiniasklaida nei žino tų mūsų hierarchų, nei pažįsta, nei jiems net į galvą niekada nešauna pažiūrėti, paklausti, o kaip žiūri tai musulmonai, o kaip žiūri krikščionys, kurie yra čia pat Lietuvoje tiesiog. Kaip jūs galvojate? Aš tai manyčiau, kad yra toks esminis skirtumas, kurį būtų gerai šiais tikėjimo metais permastyti. Skirtumas tarp asmeniško ir bendruomeniško tikėjimo ir asmeninio, tai yra privataus ir kolektyvinio. Jeigu mes kalbame apie krikščionybę, mes nekalbame apie privatų ir kolektyvinį tikėjimą. Nes tai, kas reiškiasi mūsųse, tai yra privatus tikėjimas, reiškia, aš vaikštau į bažnyčią, ten pasimeldžiu, reiškia, pabūnu mišiuose, grįžtu namo ir toliau privačiai gyvenu, kaip sekuliario visuomenėje žmogus, sekmadienį einantis į bažnyčią. Ir paskui kolektyvinė reakcija, tai buvo tam tikra prasme kolektyvinė reakcija. O kolektyvinės reakcijos visada yra priešais. Ir man labiausiai šitoje situacijoje klausimas buvo didžiausias ir net nerimas, kad mūsų istorinė patirtis yra priešstatos patirtis. Aš turiu galvoj ir istorinė bendrąja prasme, ir bažnyčios. Tai bažnyčia buvo visą laiką, sovietmetį, žinoma, turėjo priešintis. Bet va tas visą laiką priešinimasis, puolimo situacija, bet, sakyčiau, galbūt silpnokas kūrimas, statymas taikos situacijoje. Jis, man atrodo, yra mūsų labai didelė bėda, nes priešintis visada bus kam. Ypatingai ryškiai nukrikščionėjimo situacijų. Tai dėl to aš kažkaip tai pasigendu to tokio krikščioniško sąmoningumo šitoje situacijai. Ką reiškia, kad aš esu asmeniškai tikinti ir dėl to bendruomeniškai gyvenanti. Tai aš per šitą situaciją aš atpažinau ir tai, kur yra mūsų didžiausios tikėjimo bėdos, apie kurias reikėtų tikėjimo metais kalbėti. Kad yra prastokas su mūsų tikėjimo turiniu ir santykiu. Aš šiais metais labiausiai kviesčiau žmonės, krikščionis, imtis atsakomybės ir inicijuoti tos judesius, tos veiksmus, tos projektus, tokias programas, kurios jungia, o neskaldo visų pirma. Jungia, kviečia daryti kažką, dalintis. Šito mūsų visuomenė be galo trūksta. Čia buvo Mažosios studijos laida Kultūra ir religija. Kalbėjomės apie mūsų tikėjimui tenkančius iššūkius. Kalbėjomės kartu su antropologe, sociologe Irena Eglė Laumenskaitė ir mokytoju Vytautu Toleikiu. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Su jumis buvau aš, Arūnas Peškaitis. Iki susitikimų eteryje, malonūs klausytojai. Salve